Čia pradėjom krauti daiktus, kuriuos reikės sutalpinti į mūsų busiuką. Čia dar tik pradžia, dar maistas, rūbai, užuolaidos, pagalvės, patalai, drabužiai. Gal jau minėjau. Bandom krautis. Bandom Alkytę sutalpinti. Laužiuką kai kuriant reikės. Faktiškai vien malkas. O prie žervų tas. Važiuojam prie žervų ir malkas iš namų. Ir malkas reikia vežtis. O ką padarysi? Norėsim šiltai sėdėti, tai reikia pasirūpinti. Tūlikas paruoštas, indai pusiau paruošti. O, reikia dujinytę dar. Auč. Vos nenugriuvau. Va. Mūsų dujinytė keliauja į savo vietikę. Jos vietikę va šitame. Va. Ui. Tokia biškyla, kaip pastačiau. Kažko nesilaiko. Gerai. O, liuks. Jie laikysis. Very good. Lauk, aš jau kraustau šaldytuvų. Nespėjom susikrauti ir jau... Žiūrėk, tuščias šaldytuvas. Oi, alui gerai bus šaldytas. Bus alus šaltas. Faktiškai čia duonos reikia. Mūsų kelionės kompanionai prisikrovė iki pat stogo daiktų. Yes, štai ir atvykom į savo pamėgtą vietelę. Mes čia jau beveik kaip namuose, sakyčiau. Va, vaikai darbuojasi. Vaikai. Darbuojas. Va, pažiūrėk, kaip grėbė spigliukus. O, šaunuoliai. Grėbkit, grėbkit. Mokinkitės babai nugrėbti. Va, kažkas palapinę statosi, o mūsų tai jau viskas vietoje. Po dviejų ir ne. Čia vaikai savo maistą atsinešė. Nurodykit. Čia yra, kaip sakant, šašlyko kepimo ypatumai. Nesudėkit. Laužiukas dega, liuks, galėsim kepti šašlykėlį. Nu, gerą mintį. Kaip gražu žiūrėti, kai vyrai darbuojas. Rodo, kad šašlikiukas jau iškepė. Jūs per daug darbų prisėmėt. Kas pavartys? Negaliu, mano rankos užimtos. Va, tikri kepėjai.
Rytas tai nuostabus. Tik va, mūsų stalas nelabai gražus. Ir nebematau mūsų puodo su ryžiais. Eisiu ieškoti, nes labai kavytės noriu. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Turim tai, jau nuo ryto šašlyką valgai. Kaip maudys. Vai, varangės. Aš irgi noriu. Rytinės maudynės. Kaip kita ką? Ai, nežinau. Aš tai va su striukyte stoviu, man tai šalta. Nu ką, išsiruošėm į žygį. Kiek mūsų daug einančių. Kiek eisim kilometrų? Kokius 6 sakėm? Man atrodo, iki tiltelį ir atgal. Prieki turėtų būti medinis tiltas, kurį pernai kažkas supjaustė. Tai dabar žiūrėsim, ar pastatė naują, ar teks apsisukti ir grįžti atgal. Yes, yra naujas tiltukas. Nereiks grįžti atgal. Pasisekė mums. Į kairę pasukus Ginučių piliakalnis 1 kilometras, Ladakalnis už 2, bet dabar nusprendėm eiti į bokštą apžvalgos. Berods bitės, jeigu neklystu. O, kaip aš gražiai atrodau su deimantės kepuryte. Apžvalgos bokštas 1,2 kilometro, ne taip ir daug liko. Va, pakeliu į koplytstulpis. Yes! Atėjom! Nu, aiškus, dar tik užlipti reikės iki bokšto viršūnę. Laukia biški laiptelių mūsų. Sandra, nebijai aukščio? Biški padusom. O vaikai tai jau beveik viršai. 4 lipa. Nespėjom pasivyti. Susitiksim viršai. Ko tai iš vis netraukia į viršų? Tai kaip čia dabar lipam? Lip. Šuniukų. Atrodot kaip voriukai. Nu ir kaip vaizdas gražu. Nu. Gražu. Toks pat kaip man. Gražu, daug ežeriukų aplinkui. O, paskutinis. Mes tai jau žemyn žadam lipti. Žiūrėjus į ją pačią nėra labai jauku. Leidžiasi žemyn. Gražiai visi vorele, kaip darželyje. Nu va, liko tik pusę kilometro. Visai nebedaug, tuoj kopsim į piliakalnį. Taip, judame toliau ir dabar eisime į miškelį. O, kliūčių ruožas. O kur vieną palikat? Miškinis išlenda iš vyrio. Nu, nemažai laiptelių čia mūsų laukia, bet lipsim. Čia buvo laiptai.
Ten dar vienas yra, žinok, ne paskutinis dar. Bet ten nebeisam, ne? Eisam. Taigi čia per viršų. Ir ten visai. Tai geri? Ačiū, stipriuoti. Nu, tai va, vienintelė, kurios prižiūri. Pavargau? Jau pavargai. Nu va, pradėjom kopti į Ginučių piliakalnį. Gera žinia, kad yra suoliukai, galim pailsėti. Mūsų dar laukia, čia dar šiek tiek laiptelių, bet yra ir dar į kitą pusę laiptukai padaryti. Čia yra trumpas pasakojimas apie Ginučių piliakalnį ir čia rašoma, kad seniau čia stovėjo va tokia pilis gynybinė ir jinai buvo vadinama Linkmenų pilimi. Jinai buvo naudojama gynybai su kryžiuočių ordinu. Visa tai buvo kokiame 13-15 amžiuje. O, palaima. Relaks. Ką ten aušini? Ten yra variklis. O antras širdis, a ne? Lipam. Kuo toliau, tuo sunkiau. Bet kuo toliau, tuo gražiau. Tokie vaizdai atsiveria. Ežeras matosi. Pabraidyti, tai gal ir neįsim. Pagaliau užlipam į viršūnę. Ir va toksai paminklas. Smetono Antano ąžuolas. Nu, bet ąžuolo tai nėra. Nu, bet dairomės, kažkaip mes to ąžuolo tai nematome. Gal sodina ąžuolą, o ten buvo korupcija, įkiša pušį, o dabar auga. Tai vat kažkaip jo aplinkui vien pušytės auga, ąžuoliukų nematome. Kažką jau sugalvojo vyrai mūsų. Pažaisim olimpiadą. O ne. Nu. Davai. Lemba. Dabar žiūrėk, vėl bėgo. Ir štai grįžtame keliu pagaliau. Jo, apėjom ratuką, užlipom į piliakalnį, ten, tokį didelį ratą ir grįžom gatvytę. Dabar grįšim į savo stovyklavietę. Į savo namus, kas į savo palapinę, kas į savo kemperiuką, busiuką. Nu va, ir uždarėm ratą. Ėjom į aną pusę, o grįžom iš čia. Nu, pažiūrėjom programėlę, rodo, kad nuėjom 13 000 žingsnių arba 9,38 km. Tai visai neblogai. Šaunuoliai mes. Nu va, ir grįžome. Bet kas fainiausia, kai grįžtame, sriubytė verda. Visus prie stalo kviečia.
Antras rytas prie ežero. Rytinė mankštelė. Na štai ir baigėsi mūsų savaitgalis. Laikas važiuoti namučio. Kaip atrodo autobusiukas, geriau nerodysiu viduj. Galiu, gerai, kad nesimato. Mano telefonas yra. Paliekam savo stovyklavietę. Ežerą. Tūliką prikabinai. Aha, tūlikas prikabintas. Važiuojam saugiai.